Dabar pas mus yra įdomi ir pasirodys, dabar daug nekalbėsiu, bet, pavyzdžiui, asmens higienos priemonės. Dantų pasta, sako, greitai bus su grybais. Dabar moterims ten yra įklotai, ir net ne tik įklotai, bet yra tamponai su iš kapsulių. Įdomoji čia galia labai yra didelė. Dabar, bet kurgi čia ta nuotrauka iš kur, čia ta perla sužaradai, čia nematęs čia. Žinokit, efektai yra tikrai labai didelė. Labai didelė. Net ir ten, kur įklota yra, jos dar šilta. Ne tik sugelia tam skysčių, ten daug įdomų yra efektų. Bet toks šiluminė yra jėga, kaip nuo tų mūsų dirželių. O ten yra toks čypas viduje. Ir dabar kaip Rusija buvo, tai ten jie visko išmano. Kiško po tą čypą įdėlė į ausis, į nosį, apvynioja dantį. Sako, labai skausmą nuima, tu šitojo, čia išsinusitai viskas išteka. Paskui vartoja šitie prie hemorojų vyrai, pavyzdžiui, prie prostatitų vyrai, pavyzdžiui. O man vienas vyras uždavė tokį klausimą vienam miestį Sibirė, tai man patiko. Sako, va šitie, čia jau tie įklotai, o jeigu tu sugrįž prie tų tamponų, tai man uždavė tokį klausimą vyras. Sako, o kas gali naudoti tamponus? Nu, aš jau girdėjau, kad tai visur viską kiša. Aš tiesiai šviesiai jam uždaviau klausimą, atleiskite jūs kokios orientacijos. Jeigu tos tinka, tikrai tinka, bet labai ten visokių uždegimų ten ir taip toliau. Bet iš tikrųjų šitie dalykai mes neturime net tokių paprasčiausių. Tai nėra valstyba. Aš dabar praktiškai tik sužinojau, ką mūsų vargšės moteris. Aš tik pasakysiu, kad aš iš tikrųjų pasitikė reklamą. Bet kada tau kala, ypač ten, kur tu nesupranti, kad pavyzdžiui, uolvaisas tai yra geriausias dėl to, kad sugeria, dėl to anu. Nu, aš to nežinojau. Aš ne tos orientacijos, kaip čia pasakė. Nu, pasakysiu. Nu, ir tada, kada man pirmą kartą parodė tos bandymus ir aš palyginau, paskui pats parodžiau Tel Avive, Pragoje ir Vilniuje. Ir kada prie visų akių, kad paėmė ten tiek pat įpilį ir ten tiek pat įpilį. Uolvaise bala stovi, o čia sugeria kažkodėl, tai ir tikrai įgėrė. Derina kaip uolvaise turėjo būti. O paskui papildžiu. Po 10, po 15 minučių, nesvarbu, tu paėmai vieną uolvaisą, nesvarbu ir kitą irgi. Tas pats, spaudi ir kiek tu įpili, tiek atgal. O čia nei vieno lašo. Tai man tai tas buvo eksperimentas tikrai kaip stebuklas. Tai aš paskui pagalvoju, Dieve mano žmonai sakau, tai ką, tu visą gyvenimą su kompresais vaikštai? Nu, aš tikrai dabar tik sužinojau, gėda prisipažinti, bet taip yra, taip smulkmenas. Tai aš galvoju, gal kaip pasta su kordycepsu, su liučiu pasirodys, tai gal žmonės atpras, kol geitų, pagaliau. Ir gal mėdų, pagaliau, gal tikrai kinai padės. Kaip su profilaktika, kaip su